Lietuvos krepšinio fanų komandos pasirengimas sezonui įsibėgėja. Neseniai treniruotes pradėjęs Vytis sužaidė pirmasis draugiškas rungtynes su Lietuvos sporto universiteto atleto komanda, kurią treniruoja prieš 2 metus Šakiuose dirbęs Edas Nickus. Komanda iš tikrųjų gerai sukomplektuota, tai yra iš tikrųjų patyrę žaidėjai, jau ne vienerius metus žaidė nacionaliai krepšinio lygoje, net ir aukštesniuose lygmenyse žaidė. Taip, kad iš tikrųjų gera komanda ir aš mačiau patį pasiruošimo procesą, treneriai labai rimtai darbuojasi klubo vadovybė ir aš manau, kad šitai komandai jau keliami patys aukščiausi tikslai laimėti pirmą vietą. Treniruotėse yra tarp savų žaidėjų, viskas yra tarp draugų, viskas yra kitaip, priešingas bus nežinomas, bus Rusijos komandų nemažai, stengsime su LKL komandom sužaisti, tai manau, kad pamatysim daugiau, kokie mes lygiai esame. Fizinė būklė yra tikrai nebloga, noro daug, bet yra dar biški tokio techninio broko, kurį dabar ir norim taisyti ir kad ateityje būtų kuo mažiau. Sužaidus keletą kontrolinių rungtynių pamatysim, kokie mums dar netinka, kokie netinka gynyba, ar mes progresuojam gynybai, ar vaikinai atsiduoda gynybai, bandysime kontroliuoti. Kai kur paspausti, kai kur atsitraukti, kai kur ten galbūt padvigubinti. Tikslai visuomet būna aukščiausi, o šiandien didžiausias varžybų, aišku, maksimalaus laimėti. Visi užsivedė, atiduoda visas jėgas, iki paskutinio ten kamulio, visi griūna, kovoja, stengiasi, taip kad, manau, visą sezoną tas ir bus. Būkit drąsūs ir nieko nebijokit paklausti draugų ir trenerių. Aišku? Jaučiat, yra užtvara tavo žmogui nugaryti, bet tu lieki čia nais ir mums supirti. Vytis trečiajame kėlinyje turėjo 10 taškų pranašumą, tačiau jį prarado ir rungtynių likimas sprendėsi paskutinėmis sekundėmis. Atlaikę lemiamų akimirkų įtampą Vyčio krepšininkai šventė pergalę rezultatu 77–74. Pirmos varžybos nėra ką labai norėti. Daug žaidybinio broko, blogų sprendimų, daug naujovių visokių, daug derinių, labai sunku, kas neatsimena, kas užmiršta, nutrūksta derinys, sunku išpildyti, žaidimo dar įgūdžių neturim ir sunku labai žaisti yra. Palyginus, kai buvo pernai pradžioj sezono ir šiemet, tai visai kitas vaizdas. Manau, daug duos gero šitos permainos. Draugiškų rungtynių ciklą Lietuvos fanų komanda pratęs susitikdama su Kėdainių Nevėžiu, o vėliau rinksis į treniruočių stovyklą Druskininkuose.